Sveiki bičiuliai, štai ir vėl aš, kiek po ilgesnės pertraukėlės, šiek tiek atostogavom, šiek tiek darbavomės prie detalių. Kaip matot, ant stalo jau turiu paruoštas detalės vežti Kęstučiui. Na, aš tikiuosi, kad jos paruoštos, o Kęstutis pasakys, ar jos paruoštos tinkamai ar netinkamai. Tai va, nušpakliuotos, nugruntuotos, nušveistos, paruoštos dažymui. Aišku, reikia dar nuvalyti dulkes, nes visą garažą valiausi. Tai išruošimo stadijos video nieko nedariau, nes dulkių buvo žiauriai daug. Kad jau sakė, kad landus gruntas kaip dažai, tai netikėjau. Bet kad ir mocas buvo užizoliuotas, apsuktas plevelėm ir taip toliau, nepadėjo. Vis tiek prilindo grunto, tai bus gražaus valymo. Taip pat galvojau, kad turiu tik tai ant bako porą įlenkimų, daugiau dėžės pabraižytos, bet kai pradedi šveisti ir žiūrėti, tai buvo kur akmenukų numušta, kur vietų padaugėjo, kurias reikėjo tvarkyti. Tai va, su špakliavimo ačiū Vismantui, jeigu žiūri, tikrai padėjo, turi žmogus patirties, užsuko pažiūrėti, kaip man sekasi, tai gavosi taip, kad nušveitė tą, ką aš buvau pritepliojęs ir padėjo užpakliuoti baką, tai ačiū tau, drauguži, linkėjimai. Tai va, su detalėm turbūt tiek, dabar mes šiandien turim kovo 10, rytoj vežam detalės jau Kęstučiui ir laikom kumščius, kad kada jas mum padarys. O dabar einam toliau. Testinis bakas, kurį teko atidėti šiek tiek į šoną, nes pradėjau ruošti detalės. Dabar vėl prie jo sugrįšim, toliau klijuosim, dažysim ir bandysim. Šiek tiek istorijos, paskutiniam vlogė matėt, kaip man sekėsi klijuoti logotipą. Jis nesigavo, sakykim, idealiai tą kartą ir po to būtent video sulaukiau komentarų bei patarimų tiek iš Kęstučio, tiek iš kitų, kaip supratau, meistrų, būtent YouTube'ės komentaruose. Tai yra, kad šiek tiek reikėjo man dažyti kitą eigą, sulig tuo palengvėtų pats darbas ir būtų daug geresnė kokybė. Tai aš šitą padariau, dėja nefilmavau, nes labai buvo, tai yra spaudė laikas, ne? Bet aš šį padariau ir kitoj pusėje taip pat uždėjau logo, kuris gavosi, sakykim, tokios kokybės, būtų negėda dėti ir ant savo motociklų. Tai ačiū Jums už patarimus. Kalbant apie patarimus, gavom privačią žinutę, ar ne, kad matau vietas, kuriuose galėčiau jums padėti, patarti, nes žmogus jau daug metų su aerografu draugauja ir viską yra praėjęs savų kailių. Kėjimų Valdai. Nuvažiavau sutikti tikrai, iškart atsirado vaibelis, iškart turėjom apie ką pašnekėti, sužinojau be galo daug tipsų ir nekantrauju juos išbandyti. Palaikysim su juo ryšį ir toliau. Žmogus būtent dažo šalmus, dažo jos profesionaliai, dažo jos gražiai. Tai matosi, kad tikrai supranta šitą darbo esmę. O man tokie žmonės, tai tiesiog kaip Dievo dovana iš dangaus nukritę, nes tikrai yra daug dalykų, kuriuos turi išmokti ir žinoti. Tai va, tai dar kartą ačiū tau. Tai va, šitą baką galim padėti šiek tiek ar ne iš šoną. Kas be dažymo, iš atnaujinimo, ne, tai ką turiu? Tai turiu šią momentu jau turiu stabdžių diskus. Iš esmės seniai stabdžių diskai net negalėjo būti uždėti, nes skiriasi tvirtinimai. Tai va, stabdžių diskai bus tokie, prie ratlankio pridėjau, tinka. Beje, stabdžių diskai rasti per grupę. Kaip sakiau, tie, kas vairuoja Harlius, ieškot Harliam detalių arba planuojat įsigyti šitą motociklą ir ateityje reikės detalių, tai Viberio grupės yra appsas, apie kurį jau buvau šnekėjęs, tai tikrai naudokit ir nepasigailėsit. Dar ką padariau, tai yra pasikeičiau ant motociklo
master cilindrą stabdžio, ar ne, viršui visą valdymą pasidariau chrominį, tai valymo bus daug, šveitimo, blizginimo bus daug, bet pabandysim. Vaizdas reikalauja aukų. Dabar tikriausiai tiek, beje, ačiū tie, kurie žiūrite. Kaip visada, kiekvienam vlogė tradiciškai reikia nepamiršti padėkoti. Jeigu nematėt mūsų naujausio podcast'o su Moto Guriu, tai ačiū Guriui, kad atvažiavo, nepasididžiavo. Tikrai, manau, pavykęs podcast'as, pavyko parodyti Gurį iš kitos pusės. Nepamirškit, žiūrėkit, Guris va čia va ir tada važiuojam toliau. Gerai, tai šiandien išbandyti naują techniką, ne naują. Technika ta pati, tik pabandysim kitų būdų. Jeigu prieš tai pūtėm klijus su aerografu, tai dabar pabandysim tiesiog užnešti juos, atrodė švaru, bet va, juoda. Pabandysim užnešti juos su teptuku ir tada po teptuko nuplėšim juostelę ir tada dėsiu tik tai šitą. O kitą pusę pabandysiu su aerografu užpūsti dažus. Aišku, prieš tai atskiedęs juos vandeniu. Ir pažiūrėsim, kas geriau gausis. Čia bijau, kad biškį klijų padaugint gali. O čia aš galvoju, čia va klijų yra per daug. Ir jie va pradėjau stengti. Vat matau palei kraštus, kur per daug klijų biškį tokie vat, kaip atplaišos tokios. Čia dar va šešėliavimas mano visas, kuris buvo, gal nežino prieš kiek laiko. Jamam aukso. Pusę velnio, bet reiks bandyti kitą pusę užpūsti su aerografu. Nu, kaip jum? Kaip jum? Aišku, dar nusilakuos, tai kitaip viskas žiūrėtųsi, kaip nusilakuotų. Bet dar reikia, sakau, kitą pusę bandau tada dažus, tai yra klijus pūsti su aerografu. Aerografas jau paruoštas, bandysim kitų būdų. Kitoj pusėje užnešti foliją. Aišku, tas būdas yra kiek sudėtingesnis, reikalaujantis daugiau pasiruošimo, bet turim pabandyti ir pažiūrėti, ar tai duos geresnį rezultatą. Dedam juostą. Juostą dedam ant juostelės. Nepaliekame tarpo. Beje, kol dabar klijuoju, galiu kažką papasakoti. Vis pamirštu paminėti, kad mes atsidarėm pagaliau savo, jau prieš kurį tai laiką atsidarėm e-shopą.
tad artėjant sezonui, ten galite rasti savo atributikos, kas yra išbandyta ir tikrai pasiteisinę jau ne vienam sezone, tai yra Road Brothers kaklaskarės. Čia ypač tiem, kas mėgsta gal su atviru šalmu važinėti, o taip pat jas galima kaip ir pošalmį užsidėti. Tai tikrai rekomenduoju. Kainos draugiškos. Užeikite į mūsų puslapį ir patys tom įsitikinsit. Tai va, kviečiu tikrai visus užsukti. Be kita ko, visi pavasarį paramos gavėjų statusą turintis klubai, asociacijos pradeda viešintis ir prašyti paramos. Mes žinom ir suprantam, kad pasaulyje yra kilnesnių dalykų negu tai, ką mes darom. Bet vis dėlto, jeigu jūsų tarpe yra žmonių, kurie nori mus paremti, tai prašom prisidėti. Mūsų klubo kodą palieku čia. Per ED sistemą galite puikiai prisijungti ir paskirti. Jeigu jau esat kažkam paskyrę, bet vis tiek norite paremti, tai yra Contribui puslapis. Čia. Contribui. Ten galite paskirti nuo 3 eurų iki 10 eurų. Aišku, tik nepagalvokit, kad ta parama yra išleidžiama ar investuojama į asmeninius daiktus, kaip, pavyzdžiui, motociklis. Ne? Motociklai, visi projektai pas mus, tiek manto prieš tai buvęs projektas, tiek mano, yra grynai iš asmeninių lėšų. Na, o visi paramos, kaip pavyzdys, šitas apšvietimas yra iš tų pinigėlių. Mikrofonai, kurie yra prisegti pas mus, kad turėtumėt kokybę. Aišku, kol kas podcastuose dar su ja kariauja, bet ten jau patalpos, kaip sakant, reikalai. Tai va, tai viską išleidžiam ant kokybės gerinimo. Taip pat šiek tiek ir patys paskiriam tos paramos. Šiemet tyliai buvom nuvažiavę, tiksliau Justas mūsų buvo nuvažiavęs, nuvežėme mūsų dovanėlių onkologiniam ligom sergantiem vaikam prieš Kalėdas. Tai vis kažkur tai padalyvaujam, prisijungiam, paremiam, projektą įgyvendinam. Tai jeigu jums patinka tai, ką mes darom, kviečiam prisidėti. Va, aš noriu, kad tie dažai, ne dažai, o klijai pasidengtų visur. Čia va, reikia man pasikelt. Taip va. Ir man kuom patinka labiau nei teptukas, kad jie papuola visur. Va, čia jau drėgniau, čia gal negerai. Palaukime. Tai va, dar kalbant apie projektą, tai ką, liko ne tiek ir daug jau man to laiko. Tai 1,5 mėnesio. Jo, 1,5 mėnesio liko. Tai reikia, kad nudažytų Kęstutis bazę, tada parsivežu, uždedu aerografiją, tada ir nuvežu jam nulakuoti ir tada mocą reikia susirinkti, aišku, pasikeisti tepalą. Lygiai grečiai dar kas mocų yra, tai stabdžių skystį užsipilti, nusiorinti,
Aišku, OBS su orinimu įdomiau, bet aš ką darau kitaip, tai kad leidžiu stabdžių skystį per cilindruką į viršų. Tai iš esmės, kiek esu daręs, tai pasiteisina ir nereikia ten žaisti su nuorinimais. Tai šitą pasidaryti, tada pasikeisti gumeles, kadangi aukštesnis vairas, tai dėsiu, nežinau kaip jos ten vadinas tiksliai, tos, kur vairą laikiklį laiko gumelės, tai dėsiu raudonas kietesnės. Šitą reikia pasidaryti ir aišku susirinkti ratą. O, realiai trečias sluoksnis. Trečias sluoksnis. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Va, čia man aštrumas šitoj pusėje patinka labiau. Nežinau, ar jūs matot, bet jeigu kitoj pusėje jis nueina aštriai. Tai aš įsivaizduoju, kad čia yra dėl to, kad pūtėm klijus ir jie pateko ten, kur reikia. Nu, pasižiūrim ir parodom jum, o ne? Kaip čia padaryti dabar? Šitą va pusę. Jums, čia brolytį, paverčiau. Nu, varyk, atsargiai. Gerai, paimam kamerą. Štai, šita pusė buvo daryta su teptuku ir matot, va, yra tokie, va, čia gerai matosi, nėra aštraus kampo. Nėra aštraus kampo. Ir tas va logo, kur pirmą irgi dariau, kur buvo ne taip, jisai iš esmės uždėtas. Tarpeliai buvo, čia neužsipildyta, čia ta prasme taisymo turėtų būti daug daugiau. Va, čia va tik nepasaugojau, pukšti, jau ir nuėjo, jau reikėtų vėl žiūrėti, ką daryti. Šita pusė, ne? Nu, aštrumas kaip ir neblogai, bet irgi, va, matot, tokie va neužsibaigia. Dabar kita pusė, kurią ką tik padarėm. Opa. Va, čia yra kita pusė. Čia va vėl. Kodėl ir būtų atsargiau. Su kažko paėmiau ir brūkštelėjau. Pukšt. Aišku, kai kuriuo kampu žiūrėsiu. Tai jeigu iš viršaus, tai jo kaip ir nesimato. Aštrumas, visai kitas aštrumas juostos, ne? Va dar vietom yra, kur dar galima su šepetėliu šiaip paglostyti, padailinti. Va. Bet jau aštrumas yra visai kitas. Reiškia, visai čia neblogai. Na ir logo, tas, kuris man gavosi geriau. Nežinau, ar jūs čia matot? Aišku, tu gali rasti va čia patrupėję, bet vėl, šitą logo reikėjo man daryti kitaip, man reikėjo daryti kaip šitą juostą. Aš kai jį dariau, aš nenulupau lipduko ir dėjau foliją ir paskui plėšiau lipduką, tai dėl to va nėra tokių labai aštrių kampų, bet man šitas toks lengvas pagraužimas irgi turi savotišką stilių. Aišku, dar kitaip žiūrėtųsi, kaip jisai nusilakuotų, tada jį gautų visai kitaip. Nu ką, turim štai tokį dabar bakelį. Nežinau, man dar norėtųsi pasižaisti ir užpaišyti kažką viršui. Čia centrinė juosta, čia juostelė. Va, pasižaisti ir kažką užpaišyti. Bet iš esmės man visai žiūrisi. Nu va šešėlį man norėtųsi biškinai tokį prigesintis, labai toks aštrus. Kodėl svarbu labai juostelę užklijuoti,
Gerai, nes va, kampukas pokšt į viršų ir paėjęs. Bet tai pirmas mano darbas. Tai va. Pokšt. Tai chebrytė. Šiam kartui turbūt tiek. Laikas spaudžia. Turiu varyti pas Kęstutį. Beje, su gimtadieniu bičiuli. Nes Kęstučio šiandien gimtadienis, gimęs gražią dieną, kovo 11. Tai aišku, jau žiūrit vlogą jau po kovo 11, bet vis tiek visus sveikinu. Ir nepamirškit, kad tai yra labai svarbi šventė, galbūt nepelnytai kai kurių nuvertinama. Ne? Aš manau, kad šitą šventę turėtume netgi labiau švęsti negu Kalėdas ar tas pačias Velykas, nes tai yra mūsų šventė. Tai džiaukimės, vertinkime tą laisvę, kurią turim, galim paišyti, galime kurti, galime tais pačiais motociklais važiuoti, jaustis laisvi. Ir niekas šitoje vietoje mūsų nevaržo. Bičiuliai, sveikinu Jūs, ačiū už Jūsų dėmesį, aišku, nepamirškit paspausti sekti. Mums, kaip visada, tai yra labai svarbu, kuo daugiau followerių, kuo didesnė komanda, tuo yra įdomiau ir svarbiau. Kaip ten sako, like, share, subscribe. Iki pasimatymo sekantį kartą. Čiau.